jūsų, dėl mano brangios Lietuvos. Visiems tiems, kurie turi labai didelių sunkumų, kenčia. Tai noriu pasakyti, kad kelkitės kiekvieną dieną, melskitės, darykite mankštą, mažiau valgykit. Nesvarbu, netgi ir sergat, netgi ten vėžys, netgi ten dar kokia nors liga. Nesvarbu, kelkitės iš numirusių. Tokį jungą, kokį aš turėjau, ne vienas iš jūsų neturėjot. Tokio jungo niekas nepakeltų. Nei Evgenijus, nei dar kažkas. Įsivaizduojat? Na, sakoma, neduota. Duota tiek, kiek gali pakelti. Tai tą tikrai atsimenu. Tai tokio jungo nei vienas iš jūsų nepaneštų. Aš didžiuojuosi savimi, kad aš atradau jėgų, kad aš vis dėlto atsikėliau iš viso to, kur aš buvau. Po tų visų nukryžiavimų. Nukryžiavimas yra prievarta. Bet kokia prievarta. Taip kad... Oi, čia mane... aitvaru. Ups, reikia palysti reikėjo. Po aitvaru. Žmonės aitvarą leidžia. Aitvaro būrės. Tai va, smagu paplūdimiai, čia gera. Ir tas jungas yra, kai jūs galvojate, kad jūs vieni, jums niekas nepadeda. Nu, tai ir nepadeda. Bet jeigu jūs atiduosit savo gyvenimą viešpačiui, kūrėjui, viskas, jūsų gyvenimas pasidarys lengvas. Viskas gali būti lengvai, paprastai, gali būti sunkios patirtis, bet gyvenimas gali būti daug lengvesnis. Jeigu jūs pažiūrėtumėt mano pamokėlę, kuriuo keliu einate jūs, man atrodo kažkaip taip vadinasi, tai jeigu žmonės atsikratytų visų geismų, visų nuodėmių ir išmintis būtų perduodama iš kartos į kartą, moteriška išmintis iš mamos, iš močiutės, vyriška išmintis iš tėčio, iš senelio, gali būti dėdės, tetos, lygiai taip pat, kas yra giminė išmintingas. Tai jūs tų kančių neturėtumėt. Gyvenimas gali būti tikrai labai lengvas, bet mes turime atrasti viduje stiprybę. O stiprybė be kūrėjo, be viešpačio, jos nėra. Mes patys tokie silpni, mes čia dulkelės tokie. Tai, tiesiog ne. Patys mes negalim nieko. Vat su kūrėjo pagalba. Tai tam, kad kūrėjas veiktų per mus, mums reikia nusinulinti. Va dabar aš esu nulis. Aš nesu prisirišusi prie nieko. Vienintelis prisirišimas yra aukščiausiasis. Viskas. Yra kūrėjas, prie ko aš esu prisirišusi. Ir man tas pats, ar aš būsiu ar žemėje, ar danguje, man visiškai vienodai. Nes aš nebeturiu jokių prisirišimų. Emocinių prisirišimų. Taip, aš jūs myliu, bet visai kitaip. Myliu taip pat, bet niekas nebegali manimi manipuliuoti, sakyti, ką man daryti. Aš viską žinau, man kūrėjas viską sako. Net ir Evgenijus negalės man pasakyti, ką aš turiu daryti. Tai aš atėjau jam padėti, bet jeigu aš nereikalinga, tai, aš išeisiu, viskas tvarkoja. Tai va, labai įdomu, kad dauguma žmonių galvoja, kad aš čia vienas, kad aš čia, oi, koks čia man tas sunkus gyvenimas, čia gyvenimas manęs nemyli, Dievas nemyli, kas ten dar, kokie žmonės ten pikti ir taip toliau. Tai palikite tuos piktus žmonės, eikite pas tuos žmonės, kurie jūs myli. Aš taip dariau. Kai man netiko su tai žmonėm, aš ėjau pas tuos žmonės, kurie mane mylėjo. Ir aš turiu didelį kalną žmonių, kurie mane mylėjo. Tikrai, nuo pat tada, kada išėjau iš namų. Ir tie žmonės, kada aš buvau silpna, jie mane globojo.
O kuomet aš tapau stipria, va tada žmonės pradėjo manęs prašyti pagalbos ir aš lakščiau dėl jų. Tai va tokie yra kūrėjų įstatymai. Ir viską aš padariau teisingai. Niekas nebūtų išgirdęs, jeigu aš nebūčiau pasiaukojusi. Tai visa ko esmė, kad jūs išgirstumėt, ką kūrėjas nori pasakyti per mane. Tai dabar jūs nunulins. Ką tai reiškia? Jūs turite tapti nuliui ir pasiduoti tam kūrėjo valiai. Tai kūrėjo valiai. Nes klauptis ant kelių ir kai aš gulėsiu mirties patale, melstis. Todėl, kad ta šalis, kurios vėliavėlė yra geltona ir mėlyna, jie savo egzamino neišlaikė, todėl ir vyko tas karas. Taip, kad jūs privalote susivienyti, klauptis ant kelių ir bus viskas labai gerai. Nieks mūsų daugiau nebepuls, niekada. Nes viską galima sutvarkyti per kūrėją. Aš netgi versle naudojau tokį dalyką. Kas nors ten susipyksta tarpusavį, aš pasimeldžiu ir sakau, parodyk man, sutvarkyk tą situaciją, kad būtų viskas visų labui. Visų labui, visų gėriui. Ir ta situacija išsispręsdavo kažkaip. Kažkaip. Tai pas mus net konfliktų nebūdavo. Aš melsdavausi už žmonės, už savo... Aš tarsi stogas tiem žmonėm buvau. Darbuotojams, po to savo klientams. Jie visi turi dievišką stogą. Nuo to, kad aš už juos melsdavausi. Įsivaizduojat, o mano visi žmonės tikintis. Taip, kad kai aš nešiau savo kryžių, aš dar tuo metu padėdavau kitiem žmonėm. Kas iš jūsų tai galėtų padaryti? Kuris iš jūsų tai galėtų? Buvo labai įdomu, kai aš vienais metais nenorėjau švęsti, ten baliavoti, kaip anksčiau, kad būdavo, ne? Tai aš nusprendžiau per rekomendaciją, mano draugė pasiūlė į jogų centrą nuėjau. Ir mes ten sutikome naujuosius metus ir ten labai tokia, viena iš ten lyderių pasakė tokį labai gražų tokią kalbą. Tai sako, mums labai lengva, kai mums viskas gerai, mums labai lengva šypsotis, mums labai lengva dalinti meilę, skirti dėmesį kitiems. Lengva. Bet jūs skirkite dėmesį, nusišypsokite tada, kada jums skauda galva, kada jūs sergate, kada jūs esate pavargę, išsekę, jums dar reikia prižiūrėti sergančią močiutę kokią nors, arba ten sergantį vaiką. Nusišypsokite. Ar jums pavyks? Ar jums pavyks šviesti visoje toje situacijoje? Ir kaip ten bebūtų, jūs esate savo likimo kalviai. Jūs negalite palikti, numesti atsakomybės vyriausybei. Jūs patys turite imti atsakomybę už savo sveikatą pirmiausia, už savo gyvenimą, už savo finansus. Tai kai jūs pradėsite naudoti savo valią, tai tada sakyti, aš noriu to ir veikti, daryti, melstis. Viską jūs gausite. Viską. Aš gavau viską. Ko tik tai norėjau. Yra rusiškas eilėraštis, kas suprantat, pažiūrėkit. Nuo smulkmenų iki didelių dalykų gavau. Viską gavau. Visas patirtis, kurias turbūt susirinkau. O kartais duoda kažkokius sunkumus, išbandymus, kad mes atsirištumėm arba išsivalytumėm. Ir mes negalim to pakeisti. Mes negalim sakyti, aš noriu to negauni. Taip kartais negaunam tik dėl to, kad mūsų saugo nuo blogų dalykų. Tai va, o Jevgenijus, tarkim, jis tiesiog suklydo. Kaip ir aš suklydau, taip ir jisai suklydo. Viskas turėjo būti būtent taip, tam, kad aš būčiau išgirsta ir kad Jevgenijus pagaliau išgirstų moterį, kad išgirstų kitas moteris. Nes iki šiol tai jisai žiūri tas moteris, kaip į vištas. Bet ne
visos moterys tokios vištos. Nu, tikrai ne. Yra labai stiprių moterų ir... Papasakosiu dar vieną istoriją. Viena moteris, nu, tokia nuostabi, paprasta, eilinė, nuostabi moteris, kuri užaugino 5 savo vaikus, 4 dukras ir sūnų. Ir atsitiko taip, kad viena, nu, ten įsivaikino dar vieną dukrytę. Tai dabar turi 6 vaikus. Prie viso šito draugė sužinojo, kad draugė serga vėžiu. Ir sako, viskas, aš jau mirsiu. Jinai sako, nemirsiu, aš tau padėsiu. Tai jinai visą savo ūkį susitvarkydavo ir dar bėgdavo į tą kitą šeimą. Ir taip, man atrodo, 2 ar 3 metus, kol ta draugė pasveiko. Tai sako, aš nežinau, iš kur jėgų atsirado. Jūs įsivaizduot, ką daro meilė. Nes meilė ir yra Dievas. Kiek jėgų duoda meilė. Viskas yra iš meilės. Visi žygdarbiai, visi net geri ir blogi, viskas yra iš meilės daroma. Tai mylėkite visą širdimi. Visą širdimi. Aš buvau nustebinta. Ta moteris, tai man atrodo šventa. Tai va, tai kiek žmonės gali padėti vieni kitiems. Padėkite, mylėkite, nes visą kitą laikina. Nu, tie daiktai, tie namai. Aš nesakau, kad nereikia jų turėti. Jūs neturite elgtis taip kaip aš, nes aš esu vienintelė, kuri atėjau čia pasiaukoti. O jums tai to daryti nereikia. Bet pirmiausia, į pirmą vietą tegul būna jūsų šeima, jūsų sveikata, jūsų... Galima paprasčiau apsirengti, galima viskas gerai. Bet svarbiausia, kad būtų, šeima yra valstybės pagrindas. Ir jeigu yra sugriuvusi šeima, tai nieko nebus gero. Tai va, nes ten auga sutraumuoti vaikai. Ir geriau juos auginti sveikus ir laimingus. Tai ką, tam kartui tiek. Su meile ir gyvenkite džiaugsme, meilėje, sėkmėje, daug džiaugsmo. Slėpti jums vieną suvalyti savo skausmelius ir gyventi džiaugsme, pradėti gyventi su džiaugsmu. Daugiau džiaugsmo, meilės ir laimės. Kaip visada, iš jūros